Tai kaip, Andrutė, pailsėjai per naktį Vilkdvaryje? Gerai, kad ausų kamštukus turėjau, nes atrodo, kad prie automagistralės mes čia. Šiaip jo, aš irgi miegojau, tai nelabai gerai, nes labai mašinos ūžiai. Nes šiandien visai šalia gatvės šitas Vilkdvaris, ar kaip čia, namas. Tai daug mašinų važinėjo ir visą naktį važinėjo. Tai viena pravažiuoja, kita pravažiuoja, tai vum. Tai kažkaip labai trukdė miegoti, nes langas atidarytas, o jeigu būtų uždarytas, tai būtų karšta buvę. Tai va tokia problema. O šiaip tai, ką žinau, kaip ir normaliai. Energijos šiandien turiu. Kiek Garminas rodo? Pas mane kiam 7. 7,5. Tai va, ausų kamštukai pridėjau. Tai va, jo, tai čia tiek. Dabar važiuojam į Kretingą. Ir po to į Salantus. Tai pažiūrėsim, kas Kretinga įdomaus. Atvykom į Kretingą ir iš karto pataikėm ant mugės. Tai einam pasižiūrėti. Gal pasižiūrėsim, ko įdomaus čia turi. Tai gal čia neįmanoma kuriam nors mieste nepataikyti ant mugės? Šiandien? Na. Kad gal niekur daugiau ir nevyksta, bent jau tai negirdėjau. Gal vietinės. Kaip šventinė diena ar vyksta? Pabuvom o pačioje bažnyčioje Kretingos. Pasirodo, jinai viena seniausių Žemaitijoje. Pastatyta 1617 ar 1716. Kažkas panašiai. Tai jo, labai fainai. Šiaip durys tos bažnyčios tai atrodo gal nuo pastatymų ir likęs žiauriai senas atrodo. Bet gražios? Jo, gražios, bet ta prasme žiauriai senas, ir jauti, kad senas daiktas, fainas labai. Miestas tai kol kas labai gražus atrodo, tai dar mes čia tik pradedam vaikščiot. Dar eisim čia per parkelį, čia žiūrėk vėl, Lordas čia gal tas vėl skaitosi. Ir nepapasakai, kad ten stebuklingas paveikslas yra. Aha. Ir apie kurį skaitant pradėjo suktis galva. Jo, bet keistas plitutės. Galvas svaigo todėl, kad žiūri į telefoną žemyn, o ten grindys paklotos plytutėm tokiam ir kažkaip gliūčina labai. Jo, gliūčina labai vaizdas. Aš tas to galvo, ar man bloga darosi, supratau. O tu tik supratau. Tai eisim iki Žiemos sodo, pakeliui ką pamatysim dar? Jo, paskui dar gal pavažiuosim iki Japoniško sodo, kuris yra čia irgi ne visai pakeliui važiuojant, bet... Ir ten, kur N kartų jau buvau. Gerai. Bet tu nebuvai, tai važiuosim. Aš nebuvau, važiuosim. Kitą kartą vienas važiuosim. Kodėl? Nes tu visur buvusi. Čia kur link jūros važiuojant, tai nemažai. Labai gražiai upeliukas vingiuoja čia šitam parkelį. Labai fainai padaryti krantai iš akmenų. Tai labai fainai atrodo.
vaikščiodami po parką dar priėjom prie astronominio kalendoriaus saulės laikrodžio, berods taip tiksliai jisai vadinasi. Tai esam ne visai tinkamu metu, kad jisai rodytų tiesą. Reikia čia būti kažkur apie 12:43, jau kad tas būtų tikrasis vidurdienis. Ir tada pagal tai, pagal saulės šešėlį, būtų galima jau pamatyti, kokia šventė šiuo metu turėtų būti, nes čia tai šventės surašytos. Tai dabar žolinės turėtų būti štai prie šito akmens. Ir šešėlis matosi, kad dar visai ne čia, nes dar 2 valandos iki jo. Bet žodžiu, turėtų būti kažkur čia. Šiandien žolinės, tai truputėlį bijojau, kad žiemų sodas gali neveikti ir negalėsim užeiti į vidų, bet žiūriu, žmonės eina, tai labai pasisekė, užeisim ir mes. Šiaip tai gal, kai žiemą čia, žinai, ateina, tai tada atrodo, kad karšta. O dabar tai taip normaliai. Prieš šilto būna. Aš dar iš vaikystės turiu nuotrauką iš mokyklos laikų, kai čia buvo. O tai jūs nevežė? Ne. Matai, mums tolokai taip. Tai palauk, iš Rokiškio irgi toli. Gal greičiau. Žiūrėk. Žinai, kas čia yra? Kur? Čia. Kas? Dovanos išeinantiems kolegoms. Panašu. O tu esi gavęs? Ne. Aš irgi. Bet kažkaip vienu metu tai girdėjau, buvo populiaru kaktusą dovanoti. Ėjom irgi tokį dar nematytą aparatą, tai čia kaip koks lėlių teatras. Nežinau, ar per kamerą matosi, nes šiandien labai atspindys, bet sukinėja žemiau tokį ratą ir kai kurios lėlės juda. Tai pavaikščiojom po Kretingą ir kaip visai gražus miestas pasirodė. Žiemos sodas, kaip aš jį įsivaizdavau, tai turėjo, aš jį įsivaizdavau šiek tiek didesnį, bet vis tiek fainas irgi toks neįprastas, sakykime, nebuvau matęs tokių vietų Lietuvoje daugiau, bet galvoju, pačiam būtų namuose faina tokia turėti. Auginčiau visokius mandarinus, ananasus. Reikėtų didesnių namų tada. Nebūtų. Ir tipo, kad per žiemą augtų. Būtų faina.
Tai vat, o šiaip tais įdomu. Šiaip visi miestai gražus čia. Važinėjai vat ir visai smagu Bet patinka. net ne čia, apskritai aš pagalvojau, gal kokį tik Panemunė ten buvo, gal ne taip jauko, visose miestuose kažkas gražus yra, kažkas kito įdomaus. Kiekvienas savotiškas. Nu taip. O man vakar labai Plungė nustebino, iš jos tikrai nieko nesitikėjau. Nu, Kretingai kažkiek jau esu buvus, tai gražu, kažko to ir tikėjausi, o iš Plungės, pavyzdžiui, nieko nesitikėjau, tai man labai nustebino. Kai niekad nebuvęs, tai nežinai, ko laukti. Vienas dalykas pasižiūrėti, paieškoti internete kažko gražaus apie tą miestą ir pamatyti tam nuotraukas, o kitas dalykas, kai pats atvažiuoji ir matai viską. Tai, jo, žiauriai nustebino, žiauriai gražus miestas. Tai vat, o dabar pakuojamės. Ką pakuojamės? Viskas supakuota. Save pakuoja. Ne, o dabar tiesiog važiuojam. Jau pavargę šiek tiek, nors kiek čia dabar. Dar nėra tiek daug valandų, bet kažkaip nuovargį šiandien. Mes čia apie 4,5 valandos gal prabom, tai jau ir gal pasijuto. Gal kokius 7 kilometrus ir nuėjom? Nu, gali būti kažkas tokio. Tai dabar važiuosim link japoniško sodo pasižiūrėti, o tada jau į Salantus. Jei galėsim pasivaikščioti, nes žiūriu, pradeda lyt. Jo, krapnuot pradėjo kaip tik. Nu, tai tikiuosi gal neįsilis labai, nes dangus tai netrodo labai tamsus. Tai manau, bus gerai. Kažką vis tiek pamatysim. Kaip patinka gražus bonsai medeliai. Jo, šiaip kažkada man irgi noras buvo kažką tokio auginti. Mangi buvo vienu metu auginimo augalų periodas. Man atrodo, tau vis daug periodų būna, nori tą daryti. Jo, tai man kai buvo augalų auginimo periodas, tai aš pirkau vaisius įdomius. Na, ten karambolą nusipirkė ir bandau auginti, kievį bandžiau auginti. Tai sudygo, augo, bet paskui nudžiovinau. Nudžiuvo. Bet va tokių visokių, aš ten ir ananasas, ir avokadas, ir mangas, karambola, kivis, mandarinas augo. Tai va, tai buvo toks augalas. Mandariną ir dabar galiu auginti, gražus į medelį. Tai gal kažką ir pabandysim. Tai va, ir atsimenu, visai norėjau ir šitų bonsų. Tai buvau iš AliExpreso nusipirkęs sėklų, kažkokių ten įdomių medelių, bet nesudygo nei viena. Tai va. O dabar čia vaikštam po šitą jau japonišką sodą, tai kol kas įspūdis geresnis negu Vilniaus japoniško sodo. Vilniuje tai ten labai mažai buvo, kai aš buvau nuėjęs. Nu, kad jau įdomiai atrodytų. Čia tai atrodo jis gerokai didesnis ir Čia centre, kur Vilniuje? įdomesnis. Jo. Nu, tas prie... Ne, nu tai ten bonsai medeliai, bet mes dar čia kitur nepraėjom. Sakė, pasikeitė, čia... aš prieš 2 metus buvau, bet man tenais daugiau japoniškų akcentų buvo, apart bonsai medelių. Jo, bet aš tik turiu omeny, kad čia jau matos, kad daugiau visko yra iš karto ten. Nu, pažiūrėsim, įdomu, kiek daugiau atsirado, nes aš su būdavo tokios tradicinės pušys. Gal vienas tiltukas, tai man taip faina pasivaikščiot, bet nebuvo taip japoniškų akcentų. Dabar pažiūrėsiu, gal daugiau, bet sakė, labai pasikeitė. Jo, per 2 metus sakė, labai pasikeitęs, tai patikrinsim.
Kaip gražu tau čia? Čia kokioj stoteliai, kokio troleibuso laukia stoteliai. Justiniškio. Justiniškio. Justino laukia. Čia kol kas gražiausia man vieta. Rimtai? Kaip tau? Ai, tu filmuoji, sakau, gal tiesiog sakau. Gal, visko tikrai daugiau negu kaip buvau. Tada, kai buvau, tai sakau, tik pušis. Tokio japoniško vaibo labai daug nebuvo, tai dabar geriau jau. Man šitie akmenys tai žiauriai fainiai atrodo taip. Lietuvoje neįprasta matyti vienoje vietoje tiek daug akmenų, kad tai būtų. Bet lietuviai mėgsta akmenys. Ne, tai taip, bet turiu meni, kad nėra, kad vienoje vietoje jų tiek daug būtų. Aha. Ir kai čia taip daug jų matai, tai tada atrodo kaip ir ne visai Lietuvoje toks vaizdas. Dar taip nudažytas vanduo. Kaip sodas? Gražesnis nei anksčiau buvo, daug visko daugiau. Akmenų, pušelių, kažkokių gražių vietelių, kur kas daugiau. Skulptūrų. Skulptūrų. Prieš tai taip faina buvo pasivaikščioti, bet net neverta mokėti ar kažkas. Dabar jau taip geriau. Tik tai vėl, aš kaip buvęs, tai jau kažko labai per daug nesitikėjau. Faina, viskas labai gražu, bet sakau, kažkaip, ne pirmas kartas, mažiau daugiau įsivaizdavau. Man atrodo, tau čia didesnis įspūdis. Pirmą kartą važiuoju ir visko tiek daug. Jo, nes, sakau, man artimiausias dalykas, kur panašiai buvęs, tai Vilniaus tas, kur yra ten prie Geležinio Vilko gatvės, tai ten tai iš vis, aš buvau, kai tik jį atidarė, tai aš nežinau, kaip dabar ten jame, bet tuo metu tai buvo ten jame labai nedaug ko, ten medžiai, upeliai, atseit, kur ten nieko dar nebuvo, tas tvenkinys, ir tiesiog apsuki ratai ir viskas. Dabar gal ten irgi pasipildęs daugiau visko, nežinau, nes po to daugiau ir nebuvo, tai jau čia keletą metų, ten gal į kokiais 2023 atidarė. Nežinau, man greit laikas. Atrodo, prieš metus atidarė. Bet man atrodo seniau, 23 gal. Prieš tai, kai aš dar Kaminoje jau, man atrodo, kažkaip taip tam gavosi, tais metais. Tai tai šitaip, čia nais tada jau, ir plotas didesnis ir daugiau visko tikrai, skulptūrų, man ta vieta, kur ten akmenų daug patiko, ir sakau, visai kitoks jausmas. Tai visai užskaitau. 12 eurų gal kaip žmogui vienam ir daugoka. Daugoka, gerai. Bet, iš principo, tai faina. Nors kažkas yra, nes ir prieš tai irgi panašiai kainavo, gal keliais eurais mažiau, bet ateini ten akmenys ir pušis, kurių tikrai daug yra, taip buvo toks nusvilimas prieš tai. Man dabar jau. Tas įdomus vanduo šaliai nudažytas. Kad išgaut gal nors kiek panašių kaip Japonijoje yra. Tai dar žuvis galėtų plaukiot. Tai gal ir plaukiot, jeigu sumato tam vandenį. Gal. Už tai driežas matėsi. Japoniškas. Arba tiesiog lietuviškas, bet japoniškai kalba. Dar vienas įdomus dalykas, kad šitam parke gyvena meistras japonas, kuris rūpinasi ten tais bonsais, jų formavimu. Tai irgi įdomu, kad žmogus čia gyvena. Tai irgi. Gal net ne vienas, mes čia nepraėjom, bet mačiau žemėlapį buvo daug čia tų namelių. Gal juos nuomoja, gal nežinau. Tai gerai, tiek emocijų iš šito parko. Ir dabar važiuojam jau į Salantus. Ir tenais pavaikščiosim, ten mažesnis miestelis toks jau, tai gal neilgai ir užtruksim. Bet pats tas nesu nuovargis jaučiasi. Ir tada jau važiuosim iki nakvynės vietos, kuri bus Skuodai, sakiau, ne? Jo, tai va, o tada jau rytoj 3 miestai irgi bus, 2 didesni, 1 mažesnis.
Atvykom į Salantus ir pirmas įspūdis tai, kad miestelis visai nedidelis atrodo. Atrodo kaip kaimukas. Nu, ne kaimukas, bet toks šiek tiek didesnis. Nu, bet toks. Nes nemačiau, neprisimenu, kiek čia gyventojų gyvena, bet nedidelis, tai lankytinų vietų irgi nedaug. Tai nežinau, čia kokią valandą, pusantros, gal mažas 2 išeis pabūt. Gal net mažiau. Ir tada važiuosime į nakvynės vietą, kuri bus Skuode. Virš 1000. Ai, tai virš 1000, tai visai nedaug. Tai vat, nakvosim Skuode, tada rytoj Skuodas ir ten šalia kažkas. Jau neprisimenu, kas ten plane. Nu, žodžiu, einam vaikščioti. Sveikinu. Meškutė Nika, kaip tau miestas? Gražus irgi. Labai keista, kad tiek daug žmonių. Įprastai tokiuose mažesniuose miestelės atrodo tiek judesio. O čia prie kavinės tokia eilė gal 20 žmonių kokių gal. Ir ten nesibaiginta. Kaip? Mes vaikščiojom ten aplinkui, pavaikščiojom, grįžom, tai ten vis tiek dar eilė didžiausia. Gal dar daugiau žmonių atėjo? Toks jausmas, lyg čia būtų kažkokia labai žinoma, populiari ten kažkokia ypatinga kavinė. Tai labai tokia įdomi. Aš skaičiau komentaruose, rašė, kad ten moteriškės tokios, gal, nežinau, labai stengios, tokios net meniu nėra, toks gal... Visi žino, ką gaus. Jo, toks autentiškas variantas ir skaniai, sakė. Ar už 20 eurų ten dar kiek visko daug. O man tai irgi visai patiko Salantai. Galvojau, kad miestas irgi bus mažas ir ten vis kaimas maždaug, kaimo dydžio. Ir kažkaip nieko labai nesitikėjau, kad bus įdomu. Bet pavaikščiojom, visai čia viskas tvarkoja, visai fainai. Ir daug žmonių, labai gerai dabar čia stovi. O tik klausimas, žinai, ar čia tik šiuo metu vasara, ar aišku, vasara visada daugiau. Įdomu kaip žiemą, bet... Bet ir vasara jau daug, sakyčiau. Nu, tai va, visai fainas irgi. Gražia ta Žemaitija. Baikeriai riaumoja. Tai va, tai... Moterį žiūri. Tai va, tai kaip ir viskas čia su Salantais. Gal ir ne viską pamatėm. Dargi kažkoks minizų yra. Dar ten mačiau kažkokio žmogaus sodybą, muziejus. Norvidų kažkaip.
bet jau kažkaip tingisi važiuoti labai. Ilga diena Visko buvo. neįmanoma išvaikščioti. Jo, ir visko neižiūrėsi. Kaip sakiau, kiekvieno miesto ąžuolo. Ir klevo. Nu, tai vat, tai dabar pakuojamės. Vėl sakau, pakuojamės. Tai dabar... Tai gal ir pakuojame? Ne, tai kad jau nėra ko pakuotis. Ryte susipakuojam ir judam, o dabar tiesiog judam link nakvynės vietos Skuode. Ir viskas. Rytoj dar viena įdomi diena laukia. Rytoj aplankysim jau ir Žemaitijos sostinę Telšius. Šiandien visai neblogas kambariukas. Labai man bent jau priminė tą, kur buvom Ulme. Ten toks modernesnis buvo labai, kur ten ateini, prisiregistruoji, susikuri kortelę, jie ten įeini į kambarį. Nu, bet viskas taip, be administratorių jokių įsikišimo. Bet sudėtinga, reikia irgi suprasti, susigaudyti. Čia paprasčiau. O čia jo, tiesiog ateini, įeini į patį namą, ten tu gauni koduką, ateini prie savo kambario, ten vėl dėžutės raktų ir atsirakini, tai čia paprasčiau. Nu, bet ten gal labiau jau kaip viešbutis, kaip tiesiog čia gal kažkaip statusas kitas. Tai va, bet tas va, kad toks modernus požiūris į priėmimą svečių, tai kažkaip panašus labai, toks jausmas panašus. Panašiai. Tai va, jau Skuode. Rytoj tyrinėsim Skuodą. O šiandien tiek ir iki.